Gerai, tai pakalbėkime apie skandalą, nes aš tai iš tikrųjų bandžiau suprasti, atsekti, perklausiau aš tų laidų, vieni vienai pasakoja, kiti kitaip pasakoja. Žodžiu, aš kaip supratau, OG version paskelbė, tu sužinojai. Taip. Ir nuo to viskas, kaip sakant, prasidėjo. Taip. Papasakok tą akimirką, kai tu sužinai iš viso, kad tai prasidėjo, kad OG pas save stories kažką tai įsikėlė. Tai aš tiesiog įkėliau, aš jau net nepuoliau, aš įkėliau draugus savo ant scenos ir jis įkėlė, apkaltino mane smurtu tada. Ir aš jį išjuokiau, aš parašiau tada savo buvusį, gal tu nori paneigti, jinai sako, nepaneigsiu. Sakau, gerai, tai nepaneig tada, bet sakau, aš tavęs niekada gyvenime nemušiu, aš tą žinau, sako, ne. Ir tada jinai apkaltino mane viešai. Ir tada prasidėjo visas tas podcastai pasigavo, taip toliau. Nu, čia yra visa istorija. Žmonės, manau, kurie žiūri dėl šitos vietos tą žino. Bet aš galiu pasakyti tiek, pas mus santykiuose visko buvo, aš jau kaip ir sakiau, dariau nesąmonės, bet fizinio smurto iš mano pusės niekada nebuvo. Niekada nebuvo. Mane apkaltino su kaimynų video, kuriame girdisi kaip šaukia, bet yra uždarytos duris. Faktas ir tas, kad atvažiavo policija po to, yra policijos išrašas. Mes jį įdėsim čia, kad matytų žmonės, nes tu jį persiuntai, esi ir oficialus ir, man atrodo, pasklydęs po internetą. Jis yra oficialus, policija pateikė. Tas video, jis atrodo labai blogai. Man asmeniškai, man plyšta širdis, kai aš jį girdžiu. Bet aš žinau, kaip iš tikrųjų buvo. Aš žinau, kad aš niekada nemušiau tiesiog žmogaus. Aš žinau. Ir kai išėjo policijos išrašas, tai patvirtina, kad video ne tik, kad neįrodo, kad buvo smurtas, video parodo, kaip buvo lengva visuomenės, žinai, nuomonę pakreipti, nes jie negirdi, bet jie nemato, bet jie girdi, žinai. Tai jie, aišku, įsivaizduos ten tragiškiausius, baisiausius dalykus. Tai aišku, kad tai bus. Gali papasakot, kaip tada policija atvažiavo, kaip tą visą vakarą, kaip ten vyko viskas? Čia buvo kokios 9 ryto. Ryte čia buvo? Jo, aš grįžau iš vakarėlio. Jie policija, aš atsimenu, mes tiesiog stovėjom abudu, mes sakėm, kad buvo žodinis konfliktas, jokių smurto požymių nėra. Kas yra vien tas, kad atvažiavo policija, kaip vyksta tokie atvažiavimai? Tai jie pas mus į butą, mes abu stovim. Tai jeigu jiem yra bent kažkoks menkiausias įtarimas, kad čia kažkas buvo, tai jiegi net neklaustų klausimų. Nu, pas mus buvo Rasa teisininkė ir jinai, man atrodo, pasako, kad ir aš tada buvau nustebęs, galėjo žmonės atsisukti laidą, pasižiūrėti su Rasa. Tai kad jeigu policija įtaria, kad kažkas tai buvo, smurtas, jie net neklausė, o vyras supakuoja ir išsiveža. Ir po to jau tik tai ten prasideda teisiniai procesai ir panašiai. Tai gerai, jie nepamatė, policininkai nepamatė, kad kažkas tai buvo. Kaip toliau viskas vystėsi? Jie tiesiog, viskas, mes ten pasirašėm, žinai, kad neturim jokių pretenzijų vienas kitam ir jie tiesiog išvažiavo. Tai čia ir istorija baigėsi. Ok. Ir kiek metų čia praėjo po šito fakto? Čia prieš 4 metus buvo šitas. Ir kiek laiko jūs dar išbuvot kartu po šito įvykio? 8 mėnesius. 8 mėnesiai, išsiskyrėt, dabar praėjo beveik 4 metai ir viskas išlenda į išorę. Jo. Ok. Gerai, tu tvirtini, kad taip nebuvo. Kita pusė, aš bandžiau ieškoti jos ten kažkokių tai screenshotų, tai kažkur radau, kad jinai kažkiek dalinosi, bet jinai sakė daugiau ten labai detalės nelys ir taip toliau. Kaip tu galvoji iš viso, kam tada šito konflikto reikia po tiek metų? Kas čia yra? Aš galiu tik spekuliuoti kitos pusės priežastim, bet aš manau, kad vis tiek yra, aš blogai elgiausi, santykiuose šiaip, kitur. Taip, aš už tai atsiprašiau jos daug kartų, bet, aš tiesiog, manau, kad yra nuoskaudos tiesiog ir kerštas, po 4 metų. O kai šitas viskas įvyko, dabar, kam tu pirmam paskambinai? Prisimeni? Kam buvo pirmas skambutis, kai tu sužinojai šitas žinutės iš OG version, kad tave kaltina smurtu, taip toliau? Kokiam pirmam draugui ar kažkam paskambinai? Kai visa banga prasidėjo, tai skambinau Laurinai, su Safai paskambinau. Nuvažiavau iki jo, mes pasinėjom, pašnekėjom truputį. O buvo, kad tau kažkas paskambintų? Paklaustų, kaip jautiesi? Nelabai.
Ne, kad kažkas paskambintų, ne, nu, gavau žinučių tik palaikančių, žinai. Ja. O kodėl šiaip iš vis nusprendėjai šiandien apie tai kalbėti, nes žmonės, nu taip kažkaip tai suabejojo, žinai, aš į komentarus užėjau, tai, nu tokių, žinai, buvo visokių dviprasmių, kam čia iš viso rutuliuoti šitą dabar konfliktą. Be abejo, nu tai matai, manęs, kas yra, aš iškart parašiau, kai išėjo kaltinimai, žinai, visi komikai, žinai, nu, ne visi komikai, ten podcastą, kas daro, jie visi, žinai, labai supuolė mane, realiai, žinai, ten, nu, realiai spardė, žinai, gulinti. Ir mano to paaiškinimo, kurį aš parašiau, nu, jį išjuokė realiai, žinai, nes, va, čia yra tas video, tai čia, va, aišku, kad buvo, bet aš sakau, kad, nu, nebuvo. Nu, tiesiog žmonės nesupranta, kaip, kad čia vienas naratyvas buvo varomas visą laiką ir kad, žinai, ten komikai pažįsta, kiek laiko tą žmogų, nu, nepažįsta, nu, jie nėra matę visokiose konfliktinėse situacijose, jie nėra matę žmogaus, žinai, nepažįsta, o aš pažįstu. Ir, žinai, mane kaltina ir kitų atvejų, kas man keiščiausia, kad mane kaltina atveju, kur yra liudytojai, yra duoti parodymai. Mane kaltina ten fizinių smurtų. Liudytojų parodymai teigia priešingai, nei aš esu kaltinamas. Aš turiu tos liudytojų parodymus. Nu, tai yra tiesiog, tai yra ciniška, kad, na, O tai tada, kai kalba, aš čia buvau nesenai įsijungęs vėl tie patys podcastą. Taip. Ir kažkaip užtaikiau tiesiog realiai. Ir ten buvo šiek tiek pradžiai, jie sakė, neminės tavo viso šito konflikto, o dabar užsiminė ir Katleris, man atrodo, pasakė, kad, nu, yra aiškus įrodymai ir taip toliau. Tai čia apie įrodymai, tai ir kalba apie šitą garsų įrašą visi. Taip. Čia vienintelis tas įrodymas, Taip. ne? Taip. Ok, supratau. Tai, bet kaip suprantu, garsų įrašas ir tas policijos įrašas tai yra ta pati diena. Smagu, kad pažiūrėti šį trumpą klipą iki pat pabaigos. Todėl kviečiu visus pažiūrėti pilną epizodą štai čia arba ieškokite nuorodos aprašyme.